Ačiū. Ačiū. Šiek tiek vyresnis direktorius. Gerai, kad ne pagal metus. Taip. Tai pakalbėkim šiandieną apie rekomendacijas. Daug buvo jau ir pristatymę, tai matyt, kad kažkiek tai netgi taip gaunasi, kad ir pratęsiu. Tai kodėl mes esam vienai? Aš asmeniškai visiems sakau, kad prieš 7 metus į BNI atėjau, nes norėjau pabėgti nuo rutinos, buvo įdomu būti tarp verslininkų. Kas dar, nežinau, nori greitai, trumpai pasidalinti, kodėl esat BNI? Tiesiog pakelkite ranką ir greitai prisipažinkite. Nu vis tiek turit kažkokią tai. Daugiau iššūkių. Daugiau iššūkių reikėjo žmogui. Daugiau draugų. Daugiau draugų. Šaunu. Kas? Daugiau pinigų. Daugiau pinigų. Dėl lengvesnės informacijos. Dėl lengvesnės informacijos. Super, tai iš tikrųjų, kiek girdėjom skirtingų ir iš tikrųjų vienintelis Žygimantas buvo absoliučiai sąžiningas, pasakęs, kodėl prisijungė. Dėl pinigų. Tai iš tikrųjų, kad ir kokia būtų mūsų ta pagrindinė atėjimo priežastis, galutinis tikslas buvimo čia vis tiek yra pinigai, nes sutikim, jeigu nebus galutinio to rezultato ir atsiperkamumo narystės, na, kiek mes čia metus, 2 prabūsim. Nu, bet Egidijau, mes 7, ne? Taip, tai vis tiek reikia sutikti, kad tie pinigai tai tikrai yra tas galutinis rezultatas, o pinigai pasiekiami kaip? Tik rekomendacijas, nes jeigu nebus rekomendacijų, tai natūralu nebus ir pinigų. Tai kas yra ta rekomendacija? Tai tikslus rekomendacijos apibrėžimas. Galite užsirašyti. Tai galimybė rekomenduotam BNI nariui pristatyti savo produktą tam, kas yra pasiruošęs tą produktą įsigyti, kai šio pristatymo yra laukiama. Ir, kaip tikrai ne vieną kartą esate girdėję, rekomendacija tai nėra garantuotas pardavimas, o tai yra tiesiog galimybė pristatyti savo produktą ar paslaugą. Ir tikrai turbūt drąsiai galim teigti, kad rekomendacija yra ta pagrindinė valiuta ir sėkmės garantas BNI. Turbūt niekas dėl to nesuabejos. Rekomendacijos būna skirtingos, jos iš principo yra trijų rūšių. Tai yra pirmo lygio rekomendacija, tai yra vidinė, kada sandoris vyksta tarp BNI narių, sakykime, čia esančių, ar tarp skirtingų BNI klubų. Prie to dar po to turbūt vėliau sugrįšim. Tai irgi skaitosi vidinė. Antro lygio tai yra išorinė, kada sandoris rekomenduotas skyriaus nario, tarkim, man rekomenduoja kažkokį savo pažįstamą iš išorės, nesančio BNI, tai yra ta turbūt pagrindinė rekomendacija, kurių mes čia ir renkamės. Ir dar yra trečio lygio, kurios yra šiek tiek jau rečiau pasitaikančios, bet taip pat labai fainas. Tai kai aš gaunu rekomendaciją iš kažkokio skyriaus nario ir tas rekomenduotas narys, ne narys, o klientas rekomenduoja dar toliau jau savo klientam, nesusijęs su BNI, tai čia jau skaitosi tokia jau trečio lygio, bet tas aišku viskas priklauso nuo to, kaip mes dirbam su ta pirma rekomendacija. Tai iš principo vidinės rekomendacijos, tai matom, kad sukasi visur tarp BNI narių, o išorinės tai kai į tą trijulę įsimaišo kažkas jau ne iš BNI. Viskas turbūt labai aišku ir paprasta. Tai pavyzdžiai vidinių rekomendacijų ir galėtų būti, nežinau, Lukas ar iš tikrųjų perka ar neperka iš Mindaugo savo šeimai skanėstus, bet jeigu jisai iš tikrųjų tą daro, tai yra vidinė rekomendacija. Lygiai taip pat Rimantas draudžia automobilius pas Ričardą, irgi yra vidinė rekomendacija. Jevgenijus iš BNI Vėjas perka langus pas Rolandą iš BNI Neringa, irgi yra vidinė rekomendacija. Tai va čia dabar tas klausimas, kodėl rekomendacijos tarp skirtingų skyrių irgi yra vidinės. Tai čia grįžtam jau irgi šiek tiek prie Paveldas jau pristatė.
Lietuvoje 32 klubai. Nepaisant to, kad tai yra skirtingi vienetai, skirtingi skyriai, bet vis tiek Lietuvos mastu mes laikom, kad tai yra viena didelė šeima, vienas didelis skyrius ir dėl tos priežasties visos tos rekomendacijos vykstančios tarp tų skyrių narių yra laikomas vidinėmis ir jokiais būdais ne išorinėmis. Esu tikrai girdėjęs ir iš žmonių dažnai išgirstu tą klausimą, o jeigu perku iš kitos skyriaus, tai ne. Tai vis tiek yra ne išorinė, o vidinė rekomendacija. Ir čia pavyzdys, sakykime, kas yra tinkama ir ne visai tinkama rekomendacija. Tai įrašant, kad aš iš tikrųjų šiek tiek patobulinau skaidrę, kad visiems būtų aiškiau, iš tikrųjų tinkama rekomendacija, kai Žygimantas ieško, nes Žygimantą panaudojo dėl to, kad jis labai dažnai ieško. Žygimantas ieško Abakme grupės vadovo, Sergejaus, jie stato Saulės parkus ir labai norėtų su juo susipažinti. Aš pažįstu, suvedu, vadinasi, čia jau yra tinkama rekomendacija. Netinkama rekomendacija, kai mes BNI Facebook'e Lietuvos tiesiog užtaginam savo skyriaus narį. Tai yra visiškai ne rekomendacija, tai yra tiesiog dėmesio atkreipimas, kad tas mūsų narys atkreiptų dėmesį, kad galbūt ieško jo ar jo verslo ir tiek. Tai iš principo šitą tai tikrai nėra rekomendacija, tai tiesiog jūs gaunat karmos taškų, už ką, aišku, irgi narys jums dėkingas. Arba kitas variantas, jeigu, tarkim, tam pačiam Žygimantui aš tiesiog paduočiau Sergejaus vizitinę kortelę, sakyčiau, pasiskambinti. Tai irgi, tai nėra rekomendacija, tai yra tiesiog kontakto davimas ir nieko daugiau. Tai nuo ko reikėtų pradėti ir kaip vyksta atitinkama rekomendacija. Aš susitinku su Žygimantu po susitikimo, po to, kai jis prašė, ieškojo to kontakto. Išsiaiškinam, koks yra aiškus Žygimanto poreikis, kad aš turėčiau ką Sergejui papasakoti. Tada aš skambinu Sergejui, paaiškinu, kad taip ir taip, toks Žygimantas nori su tavim pasikalbėti apie tą ir tą iš karto aiškiai. Jeigu Sergejus sutinka, šiuo atveju sutiko, tai aš iš karto skambinu Žygimantui ir sakau, skambink, tavo skambučio laukiu. Skambutis turi būti atliktas tą pačią dieną arba vėliausiai kitą dieną, nebent yra kažkaip kitaip sutarta. Ir idealu, kai Žygimantas susisiekia su tuo žmogum, paskambina ir duoda man grįžtamą ryšį, kaip viskas praėjo. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad šita konkreti rekomendacija tai ir įvyko pagal visą šitą schemą. Ir su grįžtamuoju ryšiu ir, nežinau, turbūt neduo Žygimantas mano. Tai paleisim, turbūt paimsim, turėsim kontaktą. Na tai čia jau yra šalutinis poveikis rekomendacijos, kuri jau kai bus, tai bus. Nes primenam, kad rekomendacija tai yra tik galimybė pristatyti. Negarantuotas sandoris. Jeigu čia bus garantuotas, tai čia bus dar dideliau. Tai kaip gimsta tos rekomendacijos ir kaip turėtų gimti, tai be abejo savaitiniai prisistatymai. Tai va čia šita rekomendacija buvo iš savaitinių 30 sekundžių prisistatymų. Individualūs be abejo susitikimai, tai tikrai turbūt didžioji dalis rekomendacijų turėtų vykti individualių susitikimų metu. Ir be abejo 5-10 minučių pristatymai, po kurių irgi tikrai pakankamai dažnai atkeliauja rekomendacijos. Tai turėkit tai omenyje ir kai darysit šitos pristatymus, darykite juos atitinkamai. Taip, tai nuo ko pradedam, kad tų rekomendacijų turėtumėm daugiau. Tai turbūt pats svarbiausias tai iš tikrųjų į vieną žiūrėti kaip į verslo plėtros strategiją. Ir
Jeigu neskirsime tam laiko arba skirsime jo per mažai, tai natūralu, kad ir ta grąža bus atitinkama. Tai tikrai nuo požiūrio priklauso tie rezultatai. Tai tą atsiminkit. Turėkit tikslą generuoti rekomendacijas kitiem, pradėkit dalintis ir tikrai tapsit naudingų kitiems ir natūraliai žmonės norės jums taip pat padėti. Ir kiekvieną savaitę koncentruokitės į vieną narį. Net nebejoju, kad to praktiškai niekas nedaro. Bet pabandykite. Kiekvieną savaitę į skirtingą klubo narį. Atkreipkite dėmesį, apie jį pagalvokite. Ne vieną kartą, ne čia antradienį atėję. Bet šiek tiek dažniau. Pasistengkite visą savaitę ir pamatysit, kaip, tikrai tikiu, kad dažnu atveju pavyks sugeneruoti tam žmogui rekomendaciją. Sugeneruosit vienam, antram, trečiam, 15, pamatysit, kaip po to pradės rekomendacijos grįžti ir jums. Vėlgi, kaip lengviau sugeneruoti tas rekomendacijas, tai nukreipkite partnerius tinkamai, edukuokite kolegas, kaip jūs rekomenduoti, ieškokite konkrečiai, ko jums reikia ir tiesiog padėkite jums padėti. Ateikit pasiruošę į one-to-ones. Iškart klausimas, kas gins užrašus, jau susipildė? Mažoka. Tai vėlgi, puikus pavyzdys, kur tikrai galite padidinti galimybės gauti rekomendacijas. Susipildykit užrašiukus ir tikrai viskas bus gerai. Didesniuose turėkit narių lankstinuką ir žinokit jų verslų pristatymus. Ir rekomendacijų galimybės vienai. Tai aišku, keliaukite į kitus skyrius. Vėlgi, kartoju, 32 klubai Lietuvoje. Apkeliaukit visus, įsivaizduokit, kiek galimybių gauti rekomendacijų. Dalyvaukite tarp skyrinėse BK. Čia turbūt Lukas gali pasakyti, kad verta tai daryti. Kvieskite daugiau svečių į skyrių. Pasikvieskite verslus, kurių laisvas verslo kategorijos. Kuo daugiau narių, tuo daugiau rekomendacijų ir to galutinio tikslo pinigų. Peržiūrėkite savo tiekėjus, gal vykdant savo verslą galima pasitelkti vienai partnerius. Tai tikrai tikiu, kad daug kas daro kažkokius projektus, tai tikrai įsivertinkit galimybės, ar neįmanoma pritraukti savo klubo narių arba kitų klubo narių. Pelningumo registras. Visi stojantys su pilnu. Pakelkit rankas, kas esate vėliau prie jo priėję, pakoregavę kažką. Apie 8 žmonės. Tiesą sakant, reikėjo mūsų mažiau. Tai čia dar nėra blogai. Bet iš kitos pusės tikrai iš 58 rankas tai nėra daug. Tai vėlgi, sugrįžkit prie to registro. Tai yra iš tikrųjų didelės galimybės. Atnaujinkite savo. Pasižiūrėkite, galbūt kiti nariai, kolegos jau yra irgi atnaujinę savo. Gal rasite to, ko anksčiau nebuvo tuose sąrašuose ir tie kontaktai jums bus aktualūs. Realiai, 15, maksimum 20 minučių ir tikiu, kad tikrai arba rasite savo kontaktų, arba rasite, ko kolegos ieško ir galėsite sugeneruoti rekomendaciją. Pabandykit, pamatysite. Ir kodėl verta rekomenduoti? Todėl, kad rekomendacija mažina riziką ir pardavėjai, ir pirkėjai. Rekomendacijas tikrai lengviau paversti sandoriu, nes pradinė pardavimo dalis jau yra atlikta ir iš principo dažnu atveju tai lieka tik formalumas. Ir kas svarbiausia, rekomenduoti klientai yra lojalesni. Šitą tikrai galiu patvirtinti ir iš savo patirties. Tai nėra ką lyginti, kur klientai ateina pagal rekomendacijas ir kurie ateina, taip vadinami, iš gatvės. Tai yra absoliučiai geresni klientai. Taip, tai pati pabaiga. Pirmiausia, galvokime, kaip galime padėti kitam,
nes grąža visada ateina. Ir dėkodamas už dėmesį sakau, kad mėgaukitės dalindamiesi